Jeigu turite vaikų, beveik nebijotinai šiemet šią vasarą su jais kažkur keliavote ir taip pat nebijotina, kad tie vaikai automobilyje paliko tam tikrų žymių apie savo buvimą. Šiuo atveju kalbame ne apie pačius maloniausius dalykus, tai yra nešvarumus. Kartu su automobilių švaros specialistai šiandien pasikalbėsime apie tai, kaip tuos nešvarumus identifikuoti, kurių ieškoti ir kaip juos efektyviai pašalinti. Pasibaigusi vasara neretu atveju reiškia, kad baigėsi ir tolimų šeimyninių kelionių sezonas. Todėl pats laikas naujam etapui – neigiamų padarinių šalinimui, o tiksliau tų, kuriuos automobilyje paliko mažiausi mūsų keleiviai vaikai. Automobilių švaros specialistai pataria pradėti nuo pirmo žingsnio ir atidžiai įvertinti, kokio pobūdžio nešvarumų pastebite, nes tai lemia, kokiomis priemonėmis juos teks šalinti. Pradžiai gerai įsivertinam, apsižiūrim, ką turim. Iš to galime įsivertinti, ar mums bus reikalingas sausas valymas, ar bus reikalingas drėgnas valymas, ar cheminis valymas. Cheminis, tai sakykime, giluminis valymas. Tai nuo to priklauso, kokių priemonių reikės ir ar mes tai gebėsime patys pasidaryti, tarkim, savitarnos plovykloje, ar mes jau turim pasitelkti specialistus, o galbūt mes ir patys gebame valyti giluminiu būdu ir išsivalyti kokybiškai, nepaliekant tiek valymo priemonių, tiek ir, sakykime, padarant aplinką saugią po valymo. Kartais žvilgtelėjus į automobilio interjero erdvę, kurioje keliavo vaikai, gali atrodyti, kad situacija netokia ir bloga. Tačiau pačios didžiausios bei nemaloniausios staigmenos gali būti pasislėpusios gerokai giliau. Todėl skirkite daugiau laiko ir atidžiai apžiūrėkite sunkiai prieinamas vietas. Visada staigmenos slepiasi kažkur tai giliau. Tai neretai po kilimėliais, po vaikišką kėdute, tose vietose, kur įprastai nėra puikiai apšviestos, kur sunkiau matosi, tai va ten yra akumuliuojasi didžiausias kiekis purvo. Tai natūralu, kad ten yra lengviausiai įsivertinti, nes tai bus pati labiausiai ištepta vieta, o visa kita dažniausiai yra mažiau ištepta ir reikalaus paprastesnio valymo. Tai pagal, sakykime, kilimėlių vietas esančias po sėdynę ir ten esančių sankopų kiekį galime vertinti, ko reikės, ar cheminio valymo, ar užteks sauso išsivalymo. Kai įvertinate nešvarumo lygį, galite nuspręsti, koks valymo būdas yra tinkamiausias jūsų atveju. Taip pat tai padės įvertinti ir tai, ar jums pakaks paprastų priemonių, ar reikės sudėtingesnių sprendimų, kurie reikalauja tiek specifinių priemonių, tiek ir atitinkamų sugebėjimų. Sausai automobilį išsivalyti galim daugelis ir jo labiau galim rasti infrastruktūrą tam pasidaryti. Toj pačioj savitarnos plovyklai nuvažiavus galime rasti siurblius, išsisiurbti automobilį, pasinaudoti suslėgtu oru, išsipūsti visus tarpus ir panašiai. Bet jeigu reikės jau cheminio valymo, tai yra naudojant priemonės, kurios giluminiu būdu skaido purvą, jį šalina, tirpdo, tai reikėtų suprasti tai, kad tas priemonės mes turėsime labai gerai išskalauti. Tai turime žinoti, kaip tinkamai jas naudoti, laikytis temperatūrinio režimo, puikiai išvalius mes turim labai gerai išskalauti, turim pašalinti pačią valymo priemonę, nes ta valymo priemonė likusi paviršiuje gali alergizuoti žmonės, kurie sėdės ant to paviršiaus valyto, arba gali būti kita pasekmė, kad jinai toliau skaidys ir toliau kels tą purvą į paviršių. Ir atrodo, išvalėm paviršių, praeina porą dienų ir matome vėl tam toj pačioje vietoje dėmę. Bet ten iš esmės yra ne dėmė, o išskaidytas purvas, kuris vėl iškylo į paviršių. Žinoma, pagrindinė vieta, kurioje kelionių laiką leidžia vaikai, yra jų kėdutės. Dažniausiai būtent jos ir sugeria didžiąją dalį nešvarumų. Todėl jų valymas tikriausiai neišvengiamas. Tačiau, kaip pastebi švaros specialistai, tai nėra pati lengviausia užduotis dėl tam tikros specifikos. Tikrai yra kitoks vaikiškų sėdynių valymas, nes iš esmės reiktų suprasti struktūrą medžiagos. Pati sėdynė, jinai dažniausiai susidaro iš minkštosios medžiagos, kažkokio, sakykime, sintetinio audinio arba natūralaus odos audinio ant viršaus esančio, o vaikiškos kėdutės ten yra tokia sistema, kuri yra natūraliai sukombinuota nuo medžiagos, kuri užtikrina komfortą, patogumą, ventiliaciją, iki saugumo sistemų. Tai yra kietas karkasas ir panašus dalykai, kurie apsaugo vaiką važiuojantį sėdynėje. Tai ne visos sėdynės ardosi, tai apsunkina valymą, tai vienų gamintojų galime audinius neimti, kitų negalime. Vieni gamintojai naudoja, sakykime, minkštus porolonus, kiti naudoja kietus, kaip putplastis ar sakykime, gniuždomus paviršius. Jie valomi kiek kitaip ir jie, pavyzdžiui, yra jautresni rūgštim, šarmam. Tai natūralu, tu turi žinoti, valydamas vaikišką kėdutę, kas yra apačioje. Ar tai yra valomas paviršius, ar tai yra jautrus paviršius. Tai yra kokia deformacinė zona kėdutės, kuri, sakykime, reaguos į kažkokią valymo priemonę.
Galbūt po vasariškų kelionių su vaikais galime rasti ir ne pačių maloniausių jų paliktų staigmenų, nešvarumų pavidalu, tačiau jas išvalyti galime, o štai kelionių įspūdžiai išliks amžinai.